Sveiki, mano vardas Erika Pakalnė, esu nutriciologė. Šiandien papasakosiu apie unikalų produktą, kuris būtinas kiekvienam žmogui. Ir svarbiausia, šį produktą galima pasigaminti pačiam namų sąlygomis ir nebrangiai. Šis produktas ypač naudingas tiems, kurie siekia sumažinti svorį arba susiduria su antsvoriu. Jis taip pat vertingas, jei jaučiate nugaros, sąnarių, raiščių ar sausgyslių skausmus. Tai dažni atramos ir judėjimo sistemos sutrikimų požymiai. Be to, šis produktas gali padėti turintiems širdies ir kraujagyslių problemų, ypač jei yra pažeistos kraujagyslių sienelės. Be to, šis produktas yra tiesiog būtinas, jei norite gražios odos, sveikų plaukų ir nagų. Kaip jau turbūt atspėjote, šiandien kalbėsime apie kaulų sultinį. Svarbiausia – teisingas paruošimas. Kaip virti, kiek laiko ir kaip geriausia vartoti, papasakosiu vaizdo įrašo pabaigoje. Tad būtinai žiūrėkite iki galo. Visi esame girdėję apie mėsos sultinį, tačiau dažnai jis painiojamas su kaulų sultiniu, nors tai du visiškai skirtingi produktai. Mėsos sultinys yra verdamas iš vištienos, jautienos, avienos ar kiaulienos mėsos. Tuo tarpu kaulų sultinys gaminamas ne iš mėsos, o iš kaulų, sąnarių, kremzlių, sausgyslių, kaulų čiulpų ir jungiamojo audinio. Skirtingai nei kaulų sultinys, mėsos sultinys neturi tiek vertingų medžiagų ir dažnas jo vartojimas gali net pakenkti sveikatai. Ilgai virtame mėsos sultinyje kaupiasi daug purinų, kurie organizme virsta šlapimo rūgštimi ir gali skatinti uždegimus, podagrą ar inkstų akmenų susidarimą. Taip pat tokiame sultinyje gali būti daug histamino, ypač jei mėsa nešviežia. Tai gali sukelti galvos skausmus, odos bėrimus ar virškinimo sutrikimus. Be to, raudonoje mėsoje esantis varis, ypač kai jo yra per daug, gali skatinti oksidacinį stresą ir neigiamai veikti nervų sistemą. Pramoniniu būdu užaugintoje mėsoje dažnai pasitaiko antibiotikų, hormonų ar sunkiųjų metalų likučių, kurie verdant taip pat pereina į sultinį. Mėsos sultinyje trūksta kolageno, glicino ir želatinos, kurie yra būtini žarnyno, odos ir sąnarių sveikatai. Todėl vietoj jo daug naudingiau rinktis ilgai virtą kaulų sultinį. Kasgi tas kaulų sultinys ir kodėl jis toks naudingas? Tai nuoviras verdamas ilgai, mažiausiai 12 valandų, o dažniausiai iki paros ar net 2. Ir tik tokiu būdu iš kaulų išsiskiria vertingos medžiagos – kolagenas, glicinas, amino rūgštys, vitaminai ir mineralai. Beje, parašykite komentaruose, ar kada nors esate ragavę tikro kaulų sultinio. Ar virite patys, ar pirkote, ar pajutote jo naudą. Labai įdomu išgirsti jūsų patirtis. Jos gali būti naudingos ir kitiems. Taigi, į kaulų sultinį siūlau žvelgti ne kaip į vitaminų šaltinį, jų jame nedaug, o kaip į vertingų baltymų, ypač kolageno šaltinį. Būtent kolagenas sudaro šio produkto pagrindą, o kartu su juo itin svarbus yra ir glicinas. Šios dvi medžiagos yra tikrosios kaulų sultinio vertės žvaigždės. Kolagenas tai vienas svarbiausių baltymų mūsų kūne, sudarantis jungiamąjį audinį. Jis veikia tarsi konstrukcinis pagrindas odai, sąnariams, sausgysliams, raiščiams ir kaulams, padedantis išlaikyti jų tvirtumą, elastingumą ir sveikatą. Be kolageno oda išsausėtų, prarastų stangrumą, o sąnariai ir raiščiai taptų silpnesni, todėl jis yra labai svarbus bendrai mūsų kūno sveikatai ir jaunatviškai išvaizdai. O glicinas tikras pagalbininkas ramiam miegui, cukraus kiekiui kraujyje sureguliuoti ir gerai nuotaikai palaikyti, nes jis skatina neuromediatorių gamybą. Tai tos medžiagos, nuo kurių priklauso, kaip mes jaučiamės, kiek turime energijos ir ar norisi šypsotis. Organizmas gali pats gaminti gliciną, tačiau dažnai jo pagaminamas kiekis yra nepakankamas. Todėl rekomenduojama kasdien gauti apie 0,4 gramo glicino kiekvienam kūno kilogramui. Tyrimai rodo, kad glicinas padeda sumažinti nerimą, gerina dėmesį, atmintį ir miego kokybę, mažina depresijos simptomus ir net gali padėti norint mažinti svorį. Su dukra kiekvieną rytą geriame kaulų sultinį. Taip mano vaikas gauna visas reikalingas amino rūgštis, gerina virškinimo trakto gleivinę bei maistinių medžiagų įsisavinimą, o taip pat jame esančios medžiagos padeda protiniai veiklai ir bendrai sveikatai. Dažnai mažesni vaikai nevalgo mėsos, nes dėl žemo skrandžio rūgštingumo jiems yra sunku ją suvirškinti, todėl kaulų sultinys gali būti puiki alternatyva, užtikrinanti reikalingų amino rūgščių gavimą
kadangi baltymai yra būtini jauno organizmo statybai. Kaulų sultinys padeda reguliuoti apetitą. Nepaisant riebios išvaizdos, kalorijų jame mažai. Jis sukelia sotumo jausmą, todėl mažiau norisi saldumynų ir greitųjų angliavandenių. Norint pagerinti kūno sudėtį, rekomenduojama papildomai vartoti 15–20 gramų kolageno per dieną, ypač kartu su jėgos treniruotėmis. Tai padeda sumažinti riebalų kiekį organizme ir skatina raumenų masės augimą. Mažai kas žino, kad kaulų sultinys veikia kaip natūralus skausmo malšintojas. Tyrimai rodo, jog jis gali sumažinti migrenos epizodų dažnį ir intensyvumą, nes teigiamai veikia mikrobiotą ir mažina uždegimus. Kaulų sultinys taip pat padeda atstatyti žarnyno gleivinę po antibiotikų vartojimo. Žarnynas tai mūsų antrosios smegenys. Be to, jame yra su žarnynu susijęs limfoidinis audinys, kuris gamina leukocitus ir limfocitus, todėl nuo žarnyno būklės tiesiogiai priklauso mūsų imunitetas. Tyrimas, kuriame dalyvavo 80 žmonių sergančių osteoartritu, parodė, kad vartojant po 2 gramus hidrolizuoto kolageno per dieną 70 dienų reikšmingai sumažėjo sąnarių skausmas ir pagerėjo jų judrumas. Kitas tyrimas su 53 vyrais atskleidė, kad derinant kasdienį 15 gramų kolageno vartojimą su treniruotėmis, padidėjo raumenų masė ir sumažėjo riebalų kiekis. Kolageno įsisavinimą organizme gerina vitaminas C, kuris skatina kolageno gamybą ir stiprina jo struktūrą. Taip pat kolageno sintezei yra reikalingi kofaktoriai – geležis, varis, cinkas, jodas, siera ir silicis. Svarbu vartoti pakankamai baltymų ir amino rūgščių, nes tai yra statybinės medžiagos kolageno sintezei. Kaip sužinoti, ar organizme yra pakankamai baltymų? Tai gali parodyti bendrojo baltymo kraujo tyrimas. Jeigu jo atsakymas yra mažesnis nei 73 gramai litre, tai reiškia, kad organizme nepakanka baltymų kolageno sintezei. Bendrą baltymą organizme labai gerai kelia būtent kaulų sultinys, jei yra vartojamas reguliariai. Maždaug nuo 35 metų organizmas pradeda gaminti vis mažiau kolageno, o šį procesą dar labiau slopina saldumynų vartojimas, nuolatinis stresas, alkoholis ir miego stoka. Todėl labai svarbu gauti kolageno iš išorės, per maistą ar papildus. Išvaizda priklauso ne nuo kremo ar kosmetikos, jų poveikis sudaro tik apie 15%. Likusieji 85% tai ką mes valgome, kiek geriame vandens, kaip gyvename ir ar gauname pakankamai kolageno. Taigi, pagaliau kaulų sultinio receptas. Jeigu norite turėti jį visada po ranka, paruošiau jums patogų PDF failą. Jame rasite ne tik išsamų kaulų sultinio receptą, bet ir mano rekomenduojamą kokybišką ir lietuvišką produktą su idealiai švaria sudėtimi. Tiems, kurie nenori ar neturi galimybės virti patys. Nuorodą palikau po šio video. Spauskite ir atsisiųskite. Tai kaip gaminti kaulų sultinį namuose? Visai nesudėtinga, o nauda milžiniška. Reikia tik keletą paprastų dalykų ir šiek tiek laiko. Štai kaip viską daryti nuo pradžių iki galo. Pirmiausia, reikės maždaug 1,5 kg gerų kaulų. Tinka jautienos, vištienos, avienos ar net žuvies kaulai. Geriausia, jei tai būtų taip vadinami cukriniai kaulai iš sąnarių, kremzlių, sausgyslių ar kaulų čiulpų, nes būtent ten slepiasi daugiausia vertingų medžiagų. Rekomenduoju rinktis kaulus iš patikimų ūkininkų ar ekologiškų ūkių. Tai būsite tikri dėl jų kokybės ir kilmės. Tada reikės apie 4 litrus vandens ir 2 šaukštus obuolių acto. Tai labai svarbu, nes actas padeda ištraukti iš kaulų kolageną ir mineralus. Dar galite įdėti morką, salierą, svogūną, prieskonių, ką mėgstat, bet daržovės nėra būtinos, aš asmeniškai nededu. Toliau gaminimas. Kaulus dedam į didelį puodą, užpilam vandeniu, supilam obuolių actą ir paliekam pastovėti nuo 30 minučių iki valandos. Tada užverdame, sumažiname ugnį iki minimumo, kad vos burbuliuotų ir verdam ilgai. Jautienos kaulus virkite 12–24 valandas, vištienos 8–12 valandų, o žuvies užteks 4–6 valandų. Verdant galite nugraibyti putas ar riebalus, jeigu norite, kad sultinys būtų švaresnis. Kai viskas išvirs, leidžiam sultiniui atvėsti, jį nukošiam, supilstom į stiklainius arba plastikinę tarą be bisfenolio A. Tai yra, ant kurios užrašyta BPA free. Laikykite šaldytuve iki 5 dienų arba šaldiklyje iki 3 mėnesių.
Kaip vartoti kaulų sultinį? Geriausia kasdien po maždaug 250–400 ml. Galite gerti ryte prieš valgį arba tarp valgių. Taip pat puikiai tinka sriuboms, troškiniams ar net košėms virti, galima užsišaldyti kubeliais ir dėti į gaminamus patiekalus. Kai norite kažką suvalgyti, bet nežinote ką, gerkite kaulų sultinį. Gausite visas reikalingas amino rūgštis. Jei nenorite patys gaminti, galite nusipirkti jau paruoštą, bet būkite atsargus. Rinkoje daug prastos kokybės produktų, visada atkreipkite dėmesį į produkto sudėtį. Ten neturi būti nereikalingų priedų ir neaiškios kilmės pavadinimų. Ir svarbiausia, jei norite pajusti tikrą sultinio poveikį, jį reikėtų gerti nuolat bent kelis mėnesius. Pirmuosius pokyčius pajusite jau po poros savaičių. Jei turite klausimų apie kaulų sultinį ir jo gaminimą, rašykite komentaruose, mielai atsakysiu. Jūsų klausimai gali būti naudingi ir kitiems, tad nebijokite klausti. Ir jei yra tema, kuri jums įdomi ir aktuali, būtinai parašykite komentaruose, nufilmuosime apie tai video. Ačiū, kad išklausėte šį video iki pabaigos. Jei norite dar daugiau tokių patarimų, spauskite laiką, prenumeruokite šį kanalą. Tai mums didžiulė motyvacija toliau kurti tokius video. Ir jeigu norite, galite paremti šį edukacinį projektą. Nuorodą taip pat rasite aprašyme apačioje. Iki susitikimo naujose video apie sveikatą ir nutriciologiją. Iki!